Man teko garbė šitoj auditorijoje pristatyti du dalykus. Viena tai yra viena tai yra darbas su sapnu psichoterapiniam procese. Kaip man padaryti tokį platų klausimą per 10 minučių. Ir antra, pristatyti, kaip Ričardas minėjo, Humanistinės psichologijos asociacijos sapnų grupės patirtį, kuri, manau, yra fenomenali. Tiesiog gal aš negirdėjau kitų panašių grupių. Jeigu kas turėsite dar kokių patirčių, tai paskui per diskusiją pasidalinsiu. Kviečiu Jūs į patyriminį pranešimą, kviečiu neskubėti kartu su manim, tikiuosi man tai pavyks neskubėti, kad galėtumėm patirti. Tai pirmiausia, aš Jūs pakviesiu prisimatuoti sapną, kurį pristatydama, tikiuosi, kad per kurio pristatymą, tikiuosi, Jūs šiek tiek pamatysite, kaip yra dirbama su sapnu. Kadangi esame Humanistinės psichologijos asociacijos renginyje, tai pasirinkau humanistinį metodą. Tai prisimatuokite tai, o po to pasimatuokite stovyklą. Aš noriu Jums prieš pradedant sapną, darbą su sapnu, truputėlį priminti akcentą, ką kalba humanistinė psichologija apie darbą su sapnu. Humanistinė psichologija atsirado vėliau nei Freudo ir Jungo sapnų analizė. Ir humanistinė psichologija ypatingai akcentavo sapno nesupratimą, nesuvokimą, nediagnostinį aspektą, o sapno išgyvenimą, sapno patyrimą kaip išgyvenimą. Be abejo, tai daro ir jungistinė psichologija. Aš nedaug žinau apie Freudą, tai tikriausiai šiuolaikiniai taip pat kviečia sapną išgyventi. Bet žiūrėkime, ką sako Karlas Rodžersas. Sapnas yra vieta, kur žmogus gali patirti savo autentiškumą, be vertinimo. Maslow sako, kad sapne mes patiriame spontanišką savęs kūrimo aktą. Savęs kūrimo aktą. Rollo May sako, kad sapnas yra mano egzistencinis atsakas į gyvenimą. Kas esu, ko bijau, ką išdrįstu daryti ir panašiai. Perlsas sako, kad sapne aš įkūniju savo dalis, įkūniju, jas išbūnu. Ir paminėsiu dar Eugen Gendlin, kuris sukūrė focusing metodą. Jisai buvo Rodžerso, nežinau ar mokinys, bet arti buvęs Rodžerso kolega, kuris sukūrė vadinamą focusing metodą, kaip sapną galima prakalbinti per kūno jausminį pojūtį, per kūno patyrimus. Taigi, aš paskaitysiu Jums sapną moters, maždaug 40 virš metų amžiaus moters sapną. Beje, dabar pastebėjau, kad jis sapnuotas kalėdinėme laikotarpyje. Gal tai irgi turi savotišką išsipildymo kažkokį aspektą pagal lietuvių senąją kultūrą. Taigi sapnas skamba taip. Pasimatuokite jį, pabandykite jį patirti. Aš ir nepažįstama man mergina, jos amžius maždaug apie 36 metus. Kažkur keliaujame. Turime surasti kažkokią vietą. Aš nežinau, ko mes ieškome. Keliaujame autobusu, traukiniu, dairomės pro langus. Išlipame vietoje, kur aplink vien smėlis ir kopos. Imame lipti uolėtų kalnų aukštyn. Jame beveik nėra žalumos. Veiksmą matau lyg iš šono. Matau, kaip ta mergina lipa laiptais. Matau jos labai tiesią nugarą, laibą ir tvirtą kūną. Ji pasisiūlo užnešti ir mane ant nugaros. Sapne žaviuosi, kokia stipri jos nugara ir kojos. Ji lipa laiptais į kalną, nešdama kitą suaugusį žmogų ant pečių ir niekiek nesulinksta. Išlieka grakšti kaip kokia baleto šokėja ar žirgo jojikė. Kai atsiduriame kalno viršuje, ten randame aikštelę.
Dabar esame 3. Šalia dar nepažįstamas man vyras, taip pat maždaug 40 metų. Jie abu supa mane ant virvių lyg ant supynių. Ir taip aš iškylu aukščiau jų ir pamatau platų atsiveriantį vaizdą. Sakau, čia tai, mes radome tai. Supkite mane dar, aš nufotografuosiu. Saugau telefoną, kurio fotografuoju, kad neiškristų iš rankų. Stovėdama ant žemės priešais, mačiau didžiulę uolėtą arką, kiaurą angą, pro ją matėsi dangus ir debesis. Kai pakilau aukštyn, arka atsivėrė visų savo dydžiu, didinga, milžiniška, šviesaus akmens, šviesaus dangaus fone. Ir atsivėrė visas žemės vaizdas iš aukštai. Fotografavau tai, kad parodyčiau draugams. Pagalvojau, saulėtekis matomas šioje arkoje būtų ypatingas. Pabūkime su šitu sapnu taip, kaip Gendlin mus vestų. Kokie žingsniai, kuriuos rekomenduoja Eugen Gendlin daryti, siekiant patirti sapną per kūno pojūčius. Tai pirmiausia, sustoti tyloje, susikaupime ir ieškoti vidinių kūno pojūčių, juos įsiklausyti. Tada aptikus tuos kūno pojūčius, plėsti tą jautimą. Trečiame žingsnyje ieškoti tam kūno pojūčiui atitinkančio žodžio, vaizdo ar jausmo. Ir sustojus ties to, pajusti prasminę sapno žinutę. When you stay with a felt sense, it moves, it changes. That's how you know you are in touch with life. Norėjau neversti, kad liktų originalią kalbą. Taigi, pirmoji sapno daly moteris kopia aukštyn ir jaučia savo nugarą. Klausiu terapiniam kabinete, ką matai, kai matai merginos nugarą ir judesius, ką jauti savo kūne. Jaučiu nugarą, jos tiesumą, švelnų tempimą aukštyn, norisi išsitiesti. Pabūk su šituo pajautimu, moteris būna ir leisk jam kalbėti, ką jis sako. Nugara sako, jausk mane, savo nugarą, kokia esu tiesi, kokia esu tvirta, kokia esu vientisa. Manyje juda aukštyn žemyn kažkas, kas yra mano esybė. Imu jausti kaklą, kaklas atsiveria, lyg kanalas. Norisi išleisti garsą ir išgirsti savo balsą. Padaryk tai. Moteris tai padaro. Išleidžia garsą. Girdžiu save. Norisi dar. Norisi leisti kanalu savo garsą į išorę. Bebūnant toliau, iškyla asociacija apie Šventą Kristoforą. Apie Švento Kristoforo jėgą nešti ant savęs kūdikį. Ir kviečiu jūs pabūti ties Švento Kristoforo istorijos aprašymu. Šventasis Kristoforas buvo stiprus, turtingas vyras. Jo siekis buvo tarnauti tik galingiausiam valdovui pasaulyje, kuriam galėtų pasiūlyti savo jėgą ir ištvermę. Iš pradžių aukojosi karaliui, nes manė, kad jis galingiausias, bet pamatęs, kad šis silpnas ir lengvai nugalimas, atsisakė. Vėliau Šventas Kristoforas trumpam parsisamdė šėtonui, bet netrukus pamatė, kad šis bijo maldos. Tad suprato, kad velnias taip pat yra silpnas ir atsisakė jam tarnauti. Galiausiai Šventas Kristoforas apsigyveno pas atsiskyrėlį, kuris jį išmokė tarnauti viešpačiui pasaulio valdovui. Atsiskyrėlis jam patarė per sraunę upę pernešinėti silpnus žmonės, kurie neįstengia pereiti gilios ir sraunios upės, kurioje nėra kelto. Vieną kartą pernešti per upę paprašė mažas vaikelis.
Šventas Kristoforas kantriai nešė jį, bet kuo arčiau buvo kitas krantas, tuo vaikelis darėsi sunkesnis, kilo smarki audra. Pavargęs ir suprakaitavęs jis stengėsi nešti iš visų jėgų ir kai pasiekė upės krantą, vaikelis pasisakė esąs Kristus ir su savimi nešąs viso pasaulio sunkumus. Tada šventasis Kristoforas suprato, kad fizinė jėga dar nieko nereiškia, kad yra dar stipresnė dvasinė jėga. Moteris pabuvusi su šiuo vaizdiniu Švento Kristoforo išgyveno prisilietimą prie Kristaus istorijos, šiek tiek prie to, kaip ji atkartoja atgimimo virsmą, taip pat prie to, kad mane neša Kristus arba Šventasis Kristoforas. Keliaujame tolyn. Antra dalis sapno – laikymas. Du žmonės laiko tave ant virvių sapne. Pabūk tame momente savo kūnu. Ką jame jauti? Moteris sako, šilumą krūtinėje, jaudulį, virpulį. Jis nuvilnyja per rankas iki delnų. Tarsi esu susikibusi su jais rankomis. Ir juntu stiprią jungiančią jėgą. Šį kartą horizontalę. Graudinuosi. Jie mane laiko. Aš jaučiuosi saugi, mes tryse. Jaučiu, kad mes tryse darome kažką reikšmingo. Tai jaudina. Kai susijungiame, kai leidžiuosi laikoma, kai priimu pagalbą, kai visi trys esame lygus ir svarbus, vyksta tai, kas turi įvykti. Mano pirštų galiukai dabar tapo dar jautresni, net kiek skausmingi. Ką jie tau sako? Jie sako, liesti ir jausti kitą yra dovana. Pirštai ir lietimas yra gyvenimo instrumentas. Trečia dalis sapno. Laikymas. Atsiprašau, dar čia buvo asociacija atėjusi apie Baltijos kelią, kaip laikymas atneša stebuklą. Trečia sapno dalis – pakėlimas ir pamatymas. Kai sapne pakyli ir pamatai atsiveriantį vaizdą, ką tavo kūnas jaučia. Jautrumas pirštuose ir delnuose stiprėja. Širdis ir krūtinė tarsi išsiplečia. Noriu giliau įkvėpti ir kvėpuoti. Galvą norisi iškelti, laikyti ištiestą aukštyn. Kaklas išsitempia, išsitiesia. Aš pasiruošusi. Kai atpažįsti, sakydama čia tai, ką pajunti. Akys veriasi, lyg norisi sugerti tą vaizdą. Širdis suspurda, dažniau plaka, kvėpuoju giliau. Labai gražu, tai grožis. Mes suradome tai, net nežinodami, jog ieškojome. Ir tai, ko ieškojau, visada buvo čia. Prisiminiau Rumi žodžius. Tai, ko ieškai, tai ieško ir tavęs. Noriu tą vaizdą parodyti draugams, dalintis juo, nes jis jiems irgi priklauso. Šito sapno patyrimas, po šito sapno praskleidimo ir patyrimo moteris galėjo įvardinti, kad ji jaučiasi esanti vienumoje, vientisa per savo nugarą, vientisa su pasąmonė ar gelmių pasauliu, su savimi ir su aukščiau esančiu pasauliu, kad ji gali pajausti save ieškančią ir suradusią, kad ji gali pajausti save nustebinančią, kad ji gali jausti ryšį tiek vertikalioj ašiai, tiek horizontalioj su žmonėmis.
Ir įsivaizduokite, kad dabar mes pereisime prie LHPA stovyklų patirties. Ir įsivaizduokite, kad tai, kas čia vyko terapinėme kabinete tarp dviejų žmonių, sakyčiau, vis tiek tai toks gydantis patyrimas, kad visa tai vyksta grupėje. Nuolatinių narių, nebūtinai visuomet tų pačių narių, bet vis dėlto tarpe žmonių, kuriuos senai pažįstu. Vienas kitas naujas. Įsivaizduokite, kad tai toks sapno patyrimas įvyksta stovykloje, kuri gyvuoja tikrąją to žodžio prasme jau 32 metus. Aš asmeniškai tose stovyklose esu 15 metų be pertraukos ir kiek prisimenu, aš nepraleidau nei vienos sapnų grupės. Stovykloje 15 metų su tais pačiais žmonėmis. Taip, reikėtų čia praplėsti, kaip vyksta tai. Sapnų grupė vyksta, stovykla, LHPA stovykla vyksta reguliariai tuo pačiu metu, paskutinę Liepos sekmadienį prasideda, savaitė 7 dienas trunka. Sapnų grupė yra tradicinė grupė, vykstanti kiekvieną rytą 6 kartus per savaitę. Dažniausiai po pusryčių, kartais užsitęsia iki pat pietų ar beveik pietų. Taigi tuo pačiu metu ir dar toje pačioje vietoje mes atvažiuojame į tą pačią erdvę ir sakome, tai buvo vakar. Taigi įsivaizduokite, pabandykit pasimatuoti tai, ką gali reikšti sapno gydantis patyrimas ir ne tik gydantis prisilietimas sapno, kai tai darai grupėje, bendruomenėje, žmonių, su kuriais esi artimas ir sutaręs dėl taisyklių humanistinių ar ne, kad mūsų sapnų erdvės, mūsų sapnai bus priimti atviromis širdimis. Ir įsivaizduokite dar, kad ta reguliari metai iš metų vykstanti sapnų analizės grupė dar vyksta gamtoje, Labanoro girioje, pievoje, miške, prie medžių ir ežero. Su lietum, su vėjum, su griaustiniais, su saulė, su paukščiais, su šuniukais, su visko, kas ten vyksta. Taigi mes turime bendruomenę. Čia yra nuotraukos iš mūsų fotometraštininko Richardo, ačiū labai. Nuotraukos iš sapnų grupės akimirkos, kurias užfiksavo Richardas. Aš sakyčiau, kad sapnų analizė, ne sapnų analizė, o sapnų patyrimas, tai truputį praplėsiu, kaip mes dirbame su sapnais stovykloje, kad sapnų patyrimas sapnų grupėje, tokioje bendruomenėje, kuri yra nuolatinė, tai yra tarsi išsinuoginimas, man tai primena prausynas. Tai yra išsinuoginimas, kai atveriu save. Tai yra ir pirties karštis, kai praeinu karštį dirbdama tuo sapnu. Tai yra nuprausimas savęs po šio karščio ir pasveikinimas grupėje. Cituoju nežinomą autorių, kuris yra užfiksuotas prisiminimuose apie LHPA stovyklą ir jisai sako, mažai šansų, kad žmogus iš stovyklos mane kada nors apgaus. Aš noriu truputėlį tada dar praplėsti, kaip mes dirbame su sapnų stovykloje. Eiga tikriausiai kiek keitėsi per tuos 30 kelis metus. Pradžioje, kaip suprantu, aš ten nedalyvaudavau, bet kaip suprantu, tai būdavo žmonių grupėje išrenkamas 1 ar 2 sapnai ir tuomet su tuo sapnu dirbama. Dabar jau daugelį metų, ko gero, vyksta truputį pasikeitusi tradicija, kada mes visi susirinkę ryte papasakojame kiekvienas savo pagautą sapną, kas pagavome. Ir tuomet jau iš tų, mes girdime sapnų visą lauką ir mes tada išsirenkame kažkokį rezonuojantį mūsų sapną ir dirbame su sapnu pagal humanistinės psichologijos principus. Taigi kiekvienas klausytojas pabando sapną
prisimatuoti savo, pabūti to sapno sapnuotoju, pasapnuoti savo, perleisti per save ir papasakoti, jeigu aš sapnuočiau šitą sapną, ką aš patirčiau ir ką jis man sakytų. Taip yra dirbama su sapnais, yra buvę eksperimentų vadinamų, kaip jos vadindavo, kur Dima, Aleksandras ir Budrys darydavo, pamiršau žodį. Kaip? Telepatinis sapnavimas. Taip, kad buvo eksperimentas, kad iš vakaro transliuojamas vaizdinys sapnuotojams, iš ryto prašoma papasakot, ką sapnavo, renkamas nugalėtojas, kieno sapnas buvo artimiausias vaizdiniui, kuris buvo transliuotas. Aš tame nedalyvavau, kiek prisimenu įspūdžių, sakė, kad veikia. Mes sapnų grupėje pastebim vienus metus, aš asmeniškai protokolavau sapnus, tai visus įgarsintus sapnus užrašiau ir bandėme atpažinti, ar yra dominuojančių temų, ar yra pasikartojančių temų. Tai taip, mes nedarėm mokslinio tyrimo, bet taip, mes matom, kad temos jungiasi, kad formuojasi tam tikra tema stovykloje. Vienoje stovykloje gal daugiau vyriškumo, kitoje stovykloje moteriškumo temų, kažkur pabaigos temos. Žodžiu, ta tema kažkaip išsigrynina per bendruomenę ir mes savotiškai sukūrėme bendrą sapnų lauką, įeiname bendrą sapnų lauką. Noriu dabar prabėgti trumpai ir jau užbaigiant, čia atsiprašau Jūratė, arba prašau Jūratė, pasirodo, aš čia tave labai ilgai laikiau ekrane. Taigi čia yra mūsų sapnų grupės situacijos. Taigi mes esame bendruomenė ir bendruomenė kūrėsi per paprastą žmogišką dalyką. Liudijimą, kaip žmogus gyvena. Liudijimą, kaip žmogus keičiasi, kai miršta jo tėvai, kai vaikai išeina į pasaulį, kai vaikai užauga, kai tie patys vaikai, kurie jau stovykloje užauga, pasakoja, ką jie sapnuoja, besiruošdami išeiti į gyvenimą. Mes liudijam vieni kitų transformacijas iš labai giliai. Mes išgyvename kartu grėsiančio karo temą, buvo tokia stovykla, kad dirbome kartu. Šią vasarą man buvo nuostabu, kaip, neminėsiu vardų ir pavardžių, nuostabu, kaip grupėje, kurioje dalyvavo mama, tėvas ir suaugęs 30 kelių metų sūnus. Ir sūnus pasakojo sapną apie atsisveikinimą su tėvais. Ir jie visi trys tame dalyvavo. Taigi tai yra labai gili asmeninė patirtis, o taip pat mes panašu, kad bebūdami taip ilgai ir taip giliai vieni su kitais, mes kuriame kolektyvinį lauką. Tuo aš norėsiu ir pabaigti pranešimą. Aš atsiklausiau vienos iš mūsų grupės dalyvių, kuris susapnavo sapną, kurį trumpai pristatysiu, ir Elena mums sutiko, kad galėčiau pasidalinti. Taigi grupės dalyvė Elena kartą susapnavo sapną, jog į mūsų stovyklą ateina didelė moteris su dideliais irklais į mūsų lauko tualetą ir lauko tualeto turinį irklų maišo. Ir šitoj bendruomeniai mes dėkojame sapnui, kuris mus aplanko ir mus paliečia. Mes dėkojame, kad sapnuotojas pasidalina juo kaip bendra žinutė mums. Išeiname mes su dėkingumu ir pagarba sapnui ir išeiname apdovanoti. Ačiū.